Gruodžio 20 diena. Kalėdinis paštas. Iki kalėdų liko 5 dienos. Linksmybėms pasibaigus, elfų nuotaika pasikeitė. Jie šiek tiek surimtėjo, visi susikaupę pradėjo paskutinę prieš kalėdinę ruošą. Pats metas buvo permąstyti per metus nuveiktus darbus, pasimokyti iš padarytų klaidų ir susikurti naujus tikslus. Brūkšniukas Kalėdų miestelio gyventojams pasiūlė vidinio pašto paslaugas, tai reiškia, kad visi mažyliai tik šiandien gali pasinaudoti galimybę parašyti vienas kitam po mielą laiškelį ar išsiųsti šventinių linkėjimų atvirukus. Radęs didžiulę dėžę, kuri liko nuo dovanų pakavimo, apklijavo ją raudonu įvairiais raštais margintų dovanų pakavimo popieriumi ir per visą priekinę dėžės sieną pritvirtino baltą lapą su stambiomis raidėmis išraitytų užrašų Kalėdinis paštas. Miestelyje stojo visiška tyla, visi užsidarę savose nameliuose, palinkę prie rašomųjų stalų rašė ir braukė, vėl rašė ir vėl braukė, ieškodami tinkamų žodžių jausmams išsakyti, padėkoti vienas kitam bei parodyti deramą dėmesį. Galiausiai vakarop pašto dėžė buvo užpildyta iki pat viršaus ir brūkšniukas ėmėsi žadėto paštininko darbo. Pirmasis vokas buvo adresuotas Jonui Augustinui. Nusigavęs iki jo namelio, brūkšniukas mandagiai įteikė senajam elfui skirtą raštelį. Sėdėdamas savo patogiame krėsle, Jonas Augustinas apžiūrėjo voką iš visų pusių ir neskubėdamas praplėšė jo kampą. Viduje puikavosi gražus atvirukas iš storo popieriaus, papuoštas kruopščiai iškarpytomis baltomis snaigėmis. Žvelgiant iš toliau, atvirukas priminė balerinos, o gal pelenės suknelę. Atvertęs viršelį jo viduje rado tokį tekstą. Mielasis Jonai Augustinai, net apsakyti negaliu, kokia jaučiuosi laiminga išgirdusi tavo vakaro pasakaitę apie mažąją karamelenę. Iki šiol nuolat apie ją galvoju ir jaučiuosi be galo dėkinga. Iš viso širdies siunčiu tau savo padėkos žodelį. Ačiū. Ačiū. Karamelė. Elfas dar kartelį žvilgtelėjo į atviruko viršelį, patogiai atsilošė krėsle ir pasijuto kaip niekad laimingas. Vėliau akimirkai susimąstė. Tuo tarpu brūkšniukas žingsniavo toliau. Šį kartą laiškelį jis nešė Dinderiui. Tingiai pravėrė duris, Dinderis padėkojo už laišką, grįžęs į kambarį prisėdo ant suveltos lovos krašto ir praplėšė voką. Tarsi dulkės iš vidaus pažiūro sidabriniai blizgučiai. Voką puošė didelis laikrodis nupieštas spalvotais pieštukais. Viduje puikavosi užrašas. Brangusis Dinderi. Iki šiol esu tau be galo dėkingas už surastą gruodžio mėnesio kalendoriaus lapelį. Jei ne tu, neturėčiau šių kalėdų, nei aš, nei mūsų draugai elfai, o svarbiausia, jų neturėtų visi pasaulio vaikai. Tad dar kartelį visų vardu noriu tau padėkoti. Tu mūsų herojus. 365. Skaitydamas jam adresuotą laišką, Dinderis plačiai šypsojosi. Tuomet pasidėjo jam skirtą rašinėlį po pagalvę, prigulė ant šono, saldžiai užknarkė ir visą naktį džiaugėsi laimingu miegu. Brūkšniukas tęsė savo gruodžio 20-osios misiją ir užsuko perduoti raštelio Kalvetui. Brangusis Kalvetai, maloniai laiške kreipėsi į draugą Bimolis. Esu labai dėkingas tau už pagalbą, kai ištiko bėda ir lūžo man ilgai tarnavusi šluota. Naujoji žaibiškas greitis šluoja nepalyginamai geriau už senąją ir aš jį netveriu džiaugsmu. Be galo dėkoju tau ir Krosui, linkiu jums abiems laimingų kalėdų ir sėkmingų ateinančių metų. Bimolis. Kalvetas atidžiai apžiūrėjo atviruką. Jis atsiverinėjo plačiai į abi puses, buvo išlankstytas iš raudono kartoninio popieriaus ir papuoštas nedideliais kaspinėliais. Supratęs, kad mielais palinkėjimais turi pasidalinti su Krosu, Kalvetas mikliai išskubėjo į svečius pas Krosą. Sportiškąjį elfą Kalvetas rado besidžiaugiantį padėkomis už sklandų ir sąžiningą teisėjavimą varžybų metu. Susėdę prie meduolių dubens ir stiklinės pieno, du draugai dar kartelį prisiminė įvykį apie lūžusią Bimolio šluotą ir pasidžiaugė laiminga istorijos pabaiga. O tuo metu brūkšniukas jau beldėsi į Bimolio duris. Kas ten? Paklausė Bimolis. Šiaurės paštas, išdidžiai prisistatė brūkšniukas. Turiu tau laiškelį. Man? Apstulbo kiemsargis. Jis akivaizdžiai nelaukė sveikinimų ar padėkų. Praplėšęs vokelį Bimolis labai nustebo ir nudžiugo. Atviruke buvo pripiešta įvairių mašinų, lėktuvėlių, laivų, o pačiame viduryje puikavosi didžiulis garvežys. Mielasis Bimoli, viršuje puikavosi kreipinys. Kiemsargis pažvelgė žemyn ir skaitė toliau. Nupiešiau tau svarbiausią savo sukonstruotą žaislą šiais metais. Deividui skirtą garvežį. Jei ne tu, brangus draugė, mažylis būtų likęs be dovanos.
o aš būčiau sulaužęs šventą elfo žodį ir už tai niekada negalėčiau savo atleisti. Tik dėl to, kad tu suradai detalę, galėjau pabaigti metų darbus ir laimingai laukti Kalėdų šventės. Džiaugiuosi, kad turiu tokių draugų kaip tu. Su geriausiais linkėjimais, Ferdis. Perskaitęs laiškelį, Bimolis negalėjo patikėti, kad toks mielas laiškelis tikrai yra skirtas jam, todėl skaitė dar ir dar kartą. Galiausiai ant lentynos pasidėjęs atviruką, prisėdo ir dar ilgai neatitraukdamas akių spoksojo į jį. Brūkšniukas vaikštinėjo iš vienos trobelės į kitą, dalindamas kalėdinio pašto laiškelius. Tikriausiai neliko nė vieno mažylio, kuris nebūtų apdovanotas gerų draugų žodžiu ir šiltų palinkėjimų. Krosas dėkojo Tinai už atskleistą muzikanto talentą, draugams už pagalbą sugedus supergūsio pompai, Karamelė dėkojo draugams už tai, kad padėjo jai gaminti šventinius saldumynus, Dinderis džiaugiasi, kad buvo surastas ir neišsiųstas pasaulio vaikams, linkėdamas Edžiui laimingų ateinančių metų. Tina džiaugiasi sėkmingų choro pasirodymų, dėkodama dainininkams už puikius balsus. Jonas Augustinas džiūgavo dėl pavykusio šventinio spektaklio ir siuntė aktoriams padėkos žodžius. Bimolis dėkojo Edžiui už pagalbą įsiutus baisiai pūgai ir linkėjo Šiaurės žinių laikraščiui dar daugiau sensacingų istorijų kitais metais. Kalvetas taip pat sulaukė išskirtinių pagyrų už tai, kad išsprendė Kalėdų senelio užduotį ir rado išeitį iš keblios padėties dėl neįprasto Dorotėjos prašymo. Loris taip pat sulaukė liaupsių už gražias kepures ir šiltus šalikus su linkėjimais nesustoti ir toliau tęsti pradėtus darbus. Galiausiai paštininkas priėjo Ferdžio trobelę. Miestelio mechanikas, inžinierius plačiai atvėrė duris. Aš labai nekantriai tavęs laukiau, šyptelės pasisveikino. Sveikas, Ferdi, lyg susikuklinęs pasilabino brūkšniukas. Prašau užeiti, aš turiu tau šį bei tą. Nedrąsiai pakvietė Ferdis. Abu mažyliai draugiškai susėdo ant medinių kėdučių, pirmasis pradėjo brūkšniukas. Aplankiau šiandien visus mūsų miestelio gyventojus, o šį laiškelį pasilikau patį paskutinį, nes jį parašiau aš pats, tarė paštininkas. Jis skirtas tau. Dėkoju, kad buvai toks sąžiningas ir geras mano draugas ir varžybų metu nepasididžiavai ir grįžai kartu su manimi padėti lenktyniaujantiems draugams. Susigraudinęs Ferdis iš kišenės taip pat išsitraukė mažytį laiškelį. Žinojau, kad pas mane užsuksi, tarė, todėl savo laiškelio neįmečiau į bendrąją pašto dėžutę, o pasilikau perduoti jį tiesiai tau į rankas. Turiu padėkoti už tą patį, esi draugiškas ir negarbėtroška. Aš didžiuojuosi, kad esi mano draugas ir linkiu tau laimingų kalėdų. Sėdėdami jaukiame kambaryje, du draugai ilgai šnekučiavosi, juokėsi, prisiminė drauge patirtus metų nuotykius, džiaugėsi nuveiktais darbais ir kūrė planus ateičiai. Ta vakarą ore tvyrojo gerumas ir padėkos dvasia. Atrodė, kad Kalėdų miestelis yra apgaubtas draugystės ir meilės skraiste. Visose nameliuose netrūko džiaugsmo ašarų, draugiško juoko ir nuoširdžių pokalbių.